Labas vakaras. Kartą per metus būna metų panorama, kai apžvelgiame visus metus. Tai 2025 su karais ir konfliktais, prekybos karais ir bandymais dėrėtis, su nuopoliais ir krizėmis per 1 valandą. Staigus kilimas ir dar staigesnis nuopolis. Gintauto Palucko premjeravimo istorija baigėsi anksčiau nei daugelis tikėjosi. Premjero poste jis išbuvo šiek tiek mažiau nei 8 mėnesius. Socialdemokratų skrydis į valdžios viršūnę baigėsi skaudžiu kritimu. Praėjus keliems mėnesiams, kai paviešinti jo verslo ryšiai, tuometis premjeras turėjo pasitraukti iš pareigų. Tiesa, politinė Palucko karjera praradus premjero postą nesibaigė. Jis socialdemokratų frakcijos narys Seime. Pasižiūrėk, ką gamina ir tada pasižiūrėk, kas yra batarėje. Nu tai nuvažiuok, paskambink ir nuvažiuok. Gegužės pabaiga. Gintautas Paluckas premjeru dirba pusę metų. Pirmasis supurtymas tyriamosios žurnalistikos centras Siena ir Laisvės TV paskelbė, kad valstybinis plėtros bankas Ilte Gintauto Palucko verslui suteikė lengvatinę 200 000 eurų paskolą, jam jau einant premjero pareigas. Jis nemano, kad supainiojo viešuosius ir privačius interesus. Įstatymo nuostatų nesu pažeidęs, esu deklaravęs